Prieš paskutinę dieną Vokietijai, šiandien važiuojam į lietuvių restoraną Rottweil mieste. Tai jeigu kas nors norėsite apsilankyti ir pavalgyti lietuvišką maistą, tai rekomenduoju Rottweil mieste, nors mes ten dar nebuvom, dabar tik važiuosim, bet aš jau iš anksto rekomenduoju. Gasthaus Kaunas. Kauną lėkiam. Rekomenduosiu tada, kada pavalgysiu. Aš jau rekomenduoju iš anksto, nes čia aplinkui lietuvių maistą sunkiai rasti, bet mes radom. Lėkiam žyt. Yra šiaip kitą dieną, mes vakar valgėm, šiaip iš tikrųjų žiauriai skaniai pavalgėm tam lietuvių restorane, tik tiek, kad ten, kadangi viską daro šviežiai, nieks nešaldyta, tai mes 2 valandas pralaukėm, kol padarys cepelinų mum. Bet tokio cepelinų šiaip nesuvalgęs Lietuvai net. Žiauriai skanas buvo, bet sakau, 2 valandas reikėjo laukti, tai mes visi užsisakėm cepelinų, mineralinę, Coca-Colos ir dar vieną Coca-Colos, tai iš viso gavos 50 eurų 3 žmonėm. 3 porcijos cepelinų, bet cepelinai tai nemaži, va tokia dydžia. Tai žiauriai skaniai pavalgėm ir viskas. Šiandien atsikėlėm, dar nuvažiavam susipirkti viską, į dabar einu krauti. Ir aišku, pasiemu jumis kartu, norit, nenorit, krausim mašiną. Krausim, štabeliuosim, žaisim Tetris, bet bendrom jėgom sudėsim, ane? Sudėsim viską, aišku. Davai, nukula į ekraną. Aš galvoju, kad čia kažką sukišiu, bet tik, kad čia jaučiu, aš nieką neįkišiu į tą zapaskę. Na, čia nieks. Na va, 15 minučių bėgis, turim jau vaką. Šitaip va atrodo maždaug. Dar nepakrau, dar kompiuteris stacionarus, nes jį reiks įsijimti man Lenkijai. Tai va šitaip atrodo. Po kol kas gerai, po kol kas viskas gerai. Sprendžiam su Guostė, kad kaip čia viskas tilpa į tą Golfą. Viskas. Paskutinį šitą kartoną įkišu ir nei pirštą, tu čia nieko neįkiši, nei pirštą. Į dar vienas maišas ir dar mūsų tašės 2 su rūbais. Ir bus viskas. Biški pasėdus. Pasėdė gerai. Į kitą pusę. Įzės. Su oligarkom. Dar reikia langų skysčių užsimaišyti. Žodžiu, maišysiu distiliuotą vandenį su langų valikliu, todėl kad neradau niekur pirkti langų skysčią. Nustačiai neradau. Nežinau, gal vokiečiai nenaudoja langų skysčią. Tai sumiksuosiu va su tokius va. Distiliuots vanduo. Glass Reiniger. Kol davažiuosim iki Lietuvos, tai išnaudosiu šį, nes prie minusą tai užšaltų. Bet iki Lietuvos dar trauks, nes šitai +6 dabar yra. Ir vėl burgerių. Uždaryta? Kada atsidara? 11. Nuo 11 tik atsidara. O aš pusryčių nevalgęs. Tuoj važiuojam ieškoti pusryčių. Pusrytukai. Jau kokį 30 minučių trafikė sėdim. Beta nenoriu rodytis, nes baiselė ryte ištinus. Tai slėpės nuo kameros. Kas tau taip sakė? Tu sakai prieš jungiant kamerą. Nenoriu, nes apsiverkus. Nu ir apsiverkus. Taip. Žodžiu, mes abu tokia patinė. Vyžiai, žiūrėkit, vyžiai, žiūrėkit. Nu kas iš to, kai iš tų trafiko išvažiavam iš trafiko, myšti užsinorėję. Pasaka be galo.
Bet žinot, ką esmė, ką aš noriu miegą. Man iš tikrųjų taip suvilka miegs. Aš taip važiuoju, taip galvoju, kaip svajoju, kaip aš mėgaučiau skaniai. Suvilka miegs. Bet mes norim suspėti iki Čekijos pabaigos nuvažiuoti. Iki 4:30, tai dabar roda, kad būsim 3:30. Bet gavos taip, kad į Aušvicą nebevažiuojam. Todėl, kad ten bilietus tik 12 dienai yra dabar. Ir plius ten negalima filmuoti. Ir automatiškai ten vien iš pagarbos net realiai nefilmuotum tiek daug, nes, mane labai gražu, nes vis tiek žiaurus laikai buvo tais laikais, tai filmuoti ten eitis ir pasakot kažką, tai realiai nedraudžiama yra ir pačiam gal ne kažką būtų, nes kažkam gal tai yra labai skaudu, o mes čia paimsim ir filmuosim, tai... Jaušius aš šį kartą nevažiuosim, važiuosim į Čekijos pabaigą, į kažkokį ten, žodžiu, pamatysit patys. Pabratskam. Pažiūrėkit. Pirštą net. Nieko neįkiši. Pats net, va. Stacionarius koms, va. Įjungti. Aš žinokit, nebeiškenčiu, einu į keleivę vietą pamėgoti. Baby, man reikia įsistengti. 10 minučių bent jau. Baby, kris viskas. Nu, bandyk. Daugiau nebesislinksi. Bet ir gailios, kad čia pasirinko nasi vietas, čia tai pirdolė. Nuvažiavom 15 kilometrų. 30 jau. Nei aš pailsėjau ir nei čia mes toli nuvažiuosim su tokiu važiavimu, tai stojam į stojankę ir einu aš vėl vairuoti. Net nemegojau. Visą laiką žiūrėjau į veidrodžius, kaip vairuočiau, žiūrėjau į veidrodžius. Sustabdė mus policija. Ir jaučiu, čia dar bus sustabdyms viens prie pat sienos. Dabar bus čekiški policija, Čekijos policija. Mano teisės labai su nagu, taip trynė galvoja, kad netikros teisės. Da atidarėm bagažinę, ten į pirštą niekur įkišti, iškrita pats. Pats mano iškrita. Kompiuterį tą žiūr stacionarų galvoja, kas čia per debil stacionarų vežas. Nieka buvo šaunuoliai 2 jauni bičiai. Malačiai. Eurs 30 Čekijoj dyzelis. Esam Prahos mieste dabar. Praha. Bet jau tu pripažink, mes belia kaip abu norim miegą. Žiauriai norim, akis merkės važiuojant tiesiog. Ir mes svajojam apie kambarį. Apie kambarį atsigulti lovą, nusimaudyti ir skaniai pamiegoti. Ane? Ane? Nieko negirdžiu, bet kaip čia šilta, noris nusirengti. Koks 15 šilumos. Štuka 300. Nežinau, kaip čia jų valiuta vadinas. Kad čia štuka 300 karočių. Tai va, užsipylėm už 50 € 42 centus. Realiai 38 litrus už 52 eurus. O ginajukas parnešė eurainių. Dešrigalių, 2 dešrigaliai, vienas tau su kečupu. O man su garstyčiom, ne? Tai tau patinka? Tai kaip aš valgau fleiškiai sveiklę? Ai, tik aš galvoju, kad tau nepatinka. Baby, kaip tu gali nežinot? Tai neskanu dabar bus? Jiems šito, daug man su kečupu. Per pusę. Kiek eurainių, žinai, kiek eurainių sumokėjai už dyzelį? 52 eurainius. 56 eurai kainavo viskas. No, bet už dyzelį 2 eurai. Tai reiškia 2 eurainiai 4 eurai. Ne, tu var, aš 8-9 karočias. No. Bet jeigu 3 karočias yra eurs 30, tai šiam 6 karočias yra 2,60 €, nu tai kiek bus 89 karočias. Gali nepezyti, aš jau viską apskaičiau 5 eurai ant dyzelę. Gerai. Šutinam kiek laiką. Važiuojam, nes mes 40 turim... minučių.
4 minučių turėsim ten spėti viską. Aš pradėjau šnekėti, Ai. nu tai leis pabaigti. Mums liko dabar dar, turim būti vietoj po 3:50. Mes turim spėti būti 4 valandą vietoj. Negalim vėluoti. Kažkaip pagal dabartinius vaizdus man atrodo, kad čia į tokią nesąmonę nuvažiuosim. Rūks, 0 laipsnių, sniegs, šlapdriba, Ir vaizdas, ir kaims kažkoks nekoks. 8 km dabar važiavau 2 valandas kalnais. Kalnais, kaimais. Jeigu atvažiuosim iš Šūdų krūvą, nu kažkur atvažiavom. Slidiniai čia žmonės, bet mes neslidinėsim, mes kitką darysim. Ir tikėkime, kad čia tikrai leidžiama yra žiemos metu. Nurašė, gal leidžiama. Bet sniega ten pūti, bet žinai, koks šaltis bus. Davai ruošiamės. Batai slidžių. Mums nereikia. Nežinom nei kur eit, nei ką daryti čia. Jeigu bus susidarę, nes iki 4:30 dirb, tada po 4. Turim spėti, Po 4:05 gal. Ai, ne, Bobova, gerai sakai, tu kur tas Bobova? Palauk, Bobova. Ai, čia va, jau čia matau. Aš su kedais. Aš irgi. Mes vėl su kedais. Ai va. Čia turi pats nusipirkti. Jaučiu. Du žmonės. Bet tu palaryk pažiūrėti, čia stabdžiai yra, jeigu nėra stabdžiai. Kas čia nuėjau? Ai yra. Bet mes kartu, ne? Ja. Ei, aš raktą galiu pamėsti, palauk. Palauk. Kažkaip, žinokit, bijau. Aš irgi. Tas oras labai man nepatinka. Nu, bet jeigu ką stabdyk, baby, jeigu sakysiu stabdyk, tai stabdyk. Bet tik, kad čia liats visur. Tai vis tiek stabda. Sustabdys? Tai turėsi stabdyti. Bet čia 3 kilometrus taip varysime su šalts. Tai žinok, čia greitai praeis tie kilometrai. Šalta, žiauriai. Žiauriai, šalta, žiauriai. Koks -1. Mes mąstėm ant tokias atrakcijas. Aš ką tik iš pamiego. Čia da žiauriai, ilgai gėlis. Tokios atrakcijos. Čia yra, šita atrakcija yra Europoje antroji eilė kaip ilgiausia, 3 km. 3 km dabar čia čiuošim. -1 temperatūrai. Baisu man, aš nežinau kodėl. Tas tai toks apledėjęs vamzdis. Gal čia rimtai nieks nečio žiemą, mes tik durniai. Gali būt, žinok. Okay, Kola pirmą žiesio stabda. Palauk. Nieks nestabda. Ar rimtai dabar? O, Gerai, dabar. stabda. Eik tu! Svėmė slysta! Aš tik laikau tave. Tai kas? A kada mes čia užkirti? Sniegs man akis bada. Šaltis. Čia tavo smagu! Ką čia bus? Nestabdysiu dabar. Kaip aš iškrysiu? Tavo smagu! Nebestabdo. Stabda! Vat visas veids nukėpė. Galiu pasakyti džiauriai š. Ko čia? Kodėl? Ai, čia lift lauk? Ne. Atleidai stabdė? Nu. Nu, pasistumk. Tu, man atrodo, sustabdai per vėlai. Aš net nestabdžiau.
Didesniam šūdė nesubuvęs, aš tokį kelią važiavau dėl šitą. Aš internete, kai skaičiu, tai čia tipo nerealu, čia net ne 3 kilometrai, ką tu čia juokauji? Čia tikrai ne 3 kilometrai. Dėl šitiek kilometrų važiavam, šitiek valandų praknisom dėl vieno šito dalyko. Bet internete rašė kitaip. Tai rašė. Kiek kainavo? 9 eurai abiem. Ai. Tai normaliai. Bet priklausome, kad mes būtent važiavam per Čekiją, o ne per tiesiai Lenkiją. Būtent dėl šitą dalyką, kuris užtruka 3 minutės mums davo. 3 minutės jau viskas baigta. Važiuojam kažkur pakalgyti. Važiuojam. Mes dabar tokia Gruzė. Čia internete daug kitaip viskas buvo aprašyta ir daug kitaip viskas atrodė. Plius daug kada sudarė tas rūks, nieka nesimata, tiesiog vasarą gal čia į fainį. Dabar 150 km į Vroclavą. 2 valandas su pusė. O kiek iki Varšuvos? Iš vis gal 5 valandas. Dar nei vienam vidose nebuvo normaliai pasisekę, kad kažkur nuvažiuoji viskas čiki. Dar nėr taip buvo. Tai nuvažiuoji, tai nedirb, arba nespėjam, arba atvažiuojam į čia nesąmonį muziejus. Willkommen to Polscha! Polscha, Polska, Polška. Ir automatiškai Nojus vėl pradės savo lenkų kalbą. Co to jestiš? Co to jestiš? Turiu dabar knistis Lenkuose. Tarp kaimų įvažiuoju į vieną kaimą 50, tas kaims baigęs, automatiškai prie to ženklą naujas kaims. Įvažiuoju visą laiką 50. Tai va dabar 112 km, dar 2 valandas važiuosim į Vroclavą. Vėl eilinį sykį mūsų kibinai ir čeburekai atrodo va šitai va. Mes tingi ieškoti kažko kito. McDonald's ant kiekvieną pakampę einam. Tu lenkiškų burgerių užvalgyti. Kozerdiš, kas tas yra? Ridisėliai. O kryp dip? Krems. O garlic? Česnako. Jeigu ką, biški betas sunkiai moka angliškai. Nu, jei sunku, kai ant anglų. Moku, bet nelabai. Jin vokietė. Viskas? Viskas. Mano 21 zlotas. Aš einu toliau. 56 zlotai. Kiek čia eurų? Nu, tai čia bus apie 12 eurų. 13 eurų. Hello Kitty kelniam. Išbers veidėlis, bet tai nuo šalčio. Išvažiavom iš šiltos Vokietijos, iš šaltį ir iškart išbėrė veidą. Taks 2724 mūsų yra skaičius. Parodyk mano kompleksą. Atrodo, kai Happy Meals. Ką aš čia pasiėmiau? Happy Mealą kažkokį. A tai gal laukia valgom? Bardzo, McDonald's, bardzo tutaj jesteś. Tokį gau. Friends. Parašykite komentarus, kaip jums patinka valgyti. Pavyzdžiui, aš suvalgau pirmą burgerį, tada bulvytes ir tada chicken nuggetsus. Ar jūs valgot viską kartu, va kaip Nojus? Biški burgerį, biški bulvyčių, biški atsigert. Aš visai ką viską kartu. Aš būnu valgau čipsus ir prie čipsų da sumuštinį valgau. Į bomžpakį kartu. 3:30 kėlėmės atsisveikinti su Betos mama, nes į darbą išėjo. Ir daugiau nebemegojom, viskas išvažiavam. Nu, Betą matėt megoja. Kaip jau Beta be miega. Neįmanoma. Šiaip gali pasakyti Lenkijai, McDonald's žiauriai skanus. Ja, šiaip kiek esam valgyti tikrai. Nes labai tvarkingai daro, Lietuvai irgi tvarkingai, Vokietijai. Fu. Mes nesam buvom dabar ilgai. Kur? McDonald's. Vokietijai? Tu valgiau. Buvau vidui, šlykšta tiesiog. Visi apsismirt. Visi apsišykė, tep, ten daro tos burgerius, ten fui. Kažkaip nehigieniškai. Atvažiavom, eisim žiūrėti, ką čia užsisakėm, kur čia mėgausim. Man jau žinokit visai
visiškai po kur aš mėgaus, nes aš noriu pailsėti. Nojus nori poilsę. Poilsę Nojus nori. Va, ko jis nori. Aš Suprantat, poilsę. Poilsę. 4 aukštas. Bet dar kartą eisim į apačią į mašiną, todėl kad kompiuterį reikia pasiimti, bet ačiū Dievui, mašina yra 10 metrų gal nuo durų pagrindinių, tai labai gerai šį kartą, ane? Ja. Tikimės, kad kambaris bus geras ir kad... Ne, nu matai, po paskutinio video visi sakė, mes per daug išpizdėję, kiti iš vis mieg laukia. Ai, nu ja. Girdinojau, o tu mikrofoną mano buvo tarp vidurį. Įdėjau iš. O tik gerai, 8-7 buts, 9-4, tai ten kažkur. Kaip šilta čia. Kaip 87. Ai, čia kaip viešbučiai tokie panašus. 87 tai va šits. Taks. Все. Ра. Дай ключ. Aš. Tadam. Tai viršutinė da spyna, na. Saka aš. Aš iškart pamačiau, kad viršutinė spyna yra. A ne? Da kartą, na. Jėzu, gudruotis. Dien dobry. Dien dobry. Pažiūrėkite, chatos. Kur? Nu va, kukliai, gerai, ko mums reikia. Gerai, šiltai. Rozečių yra svarbu, yra, jaučiu. 2 rozetės, labai gerai. Tai va, čia kompiuteris bus. Žiūrėkausia aparacinė yra. Va, čia galės Beata gulėti, aš su kompiuteriu čia, telikiuksiais. Ir dar viešbutinė patalynė. Ir dar viešbutinė patalynė. Bet gerai, dabar. O, čia yra labai fainai. Deja, dar turime eiti dar kartą iki mašinos ir tada pareisim jau su visam, nes noriu šik noriu. Į balkons yra, va, ryte kavytės atsigersiu prieš kelionę dar 900 km. Gerai. Teliks koks. Kiwi teliks. Geras. Žiūrėk, kavos yra, bet... Tai jau iš aparatą? Čia ne kapučino, kas čia. Aš negeriu kitokio kavo. Nu, paragausi. Na gerai. Aš noriu pasižiūrėti, ar yra kamera. Mikrauškė. Ja, bliūdė yra. Gerai, einam. Paimt namo raktus. Nes labai noriu tualetą kakų, nebegaliu. Užakink. Žiauriai noriu. Koms atnešts. Šį kartą lengvai ir sėkmingai. Nebeimsim jokių bowl foodų šiandien. Sumąstėm pasidaryti sriubos. Pasiėmėm porą bomšpakių. Kumpiuką. Rytui karbonaros. Batončiuką. Sausainių. Čipsų. Piknikų. Ir už viską sumokėjom 17 eurų, bet bus ir dabar, ir rytoj pusryčiam valgyti. Nes sriubos jau tikrai reikia, nes nuo batonų visų tų, tai tualete akmenais patys suprantat. O, tai gerai. Ir eisim dabar pažiūrėti tą mašiną, užrakinau, tada ką pamiršau, ar aš užrakinau mašiną, ar neužrakinau. Žinot, kai būna užrakiniai, daugiai tavęs paklaus, ar užrakinai mašiną, ir tu nebeprisimeni. Tai leisimės dar kartą į apačią, užrakinti, pasijungsiu kompą ir eisiu editinti va šitą vidosą. Ir, nu matot, mums nesiseks su tais mūsų lankytinom vietom. Arba pavėluojam, arba nenuvažiuojam, arba nedirb, arba į šūdą nuvažiuojam. Tai va taip gavos. Bet tikiuosi patika tai, ką mes darom. Kas čia skambina? Kakaliai. Dar truputį pasisveikysiu, bet aš noriu tiesiog pasakyti, kokie mes plaušai esam. Plaušai. Aš neperskaičiau, kad šitam bute nėra Wi-Fi, nėra interneto. Ne, čia kažkoks prakeiksmas. Čia prakeiksmų, kraksmas. Pažiūrėkit, jau ofisas, va, paruoštas. Čia viskas paruošta, va. Nėra Wi-Fi už čia, aš dabar nuėjau ant to butą pažiūrėti, ten rašo no Wi-Fi accessible. O man švietės, kai yra, aš
pamačiau parkovkę, apsitriedžiau, pamiršau apie Wi-Fi. Nu, kad 2 iškart būtų, nepagavau. Tai jaučiu sekantys įkiai, jeigu kažkur mėgausim, tai tikrai jau pasiseks, nes šį kartą pasisekė su parkingu, bet nepasisekė su Wi-Fi. Tai žinokit, turėt matyti šitą video daug anksčiau, bet matot dabar, kada matot. Dėl to, kad aš su savo telefono internetu jau tikrai neįkelsiu. Tai už tą taip vėl jis ir įsikėlė, dabar jis žiūrit. Tai va, žinosit kodėl. Nu, ką jūs? Einu žiūrėti, tada mašina stovi. Nes realiai pasistačiau aš ją tiesiog prie medžio, belė kur. Ne, šiaip einu dar pasiimt kelnių, pažiūrėkit koks ištinės. Šiaip biškai buvo kieta, žiauriai mėgot, žiauriai kieta, bet mėgojam. Einu pasiimt kitas kelnes, nes tos jau nebepatogios. Šitaip va atrodo iš išorės. Viešbutans. Mes toj pusėj va šičiai. Aiškus tautas galfesteris. Reikia kelnes pasimti. Taip va vadinas. Respublika Vneters. Vitami Solicovicka. Beto daro pusėčių, šiaip žiauriai vėlai atsikėlėm, jau yra 10. O mums 10 valandų važiuoti reikia, nes 5 buvau prabudęs, nes tą lovą yra iš 2 dalių, tai į vidurį kažkas, žinot, kai būn 2 viengulės sustumtos į vieną, per vidurį tas didelis tarps, tai krenti į tą tarpą. Tai mačiau Betą ten ne vieną kartą ir tą tarpą. Koks čia kots. Gurba. Va, pusrytukai mūsų sumuštekai, karbonara. Pavalgom ir neišdinamės iš čia. Skanus lenkiški kumpiai. Su pipiriuko. Pipirainis aplink kumpį. Nekenčiu, kai neištirpsto, šitai tikrai neištirps. Man ištirpa. Aš dar prieskoniai. Tokį radau Lenkijai. Pirmą kartą bandysiu stiklinę butelę. O aš tokį. Kas čia? Magnezium. Magnezium. Nuragaujam į stiklinę butelę. Tas pats šūts. Važiuojam susiras kažkur mašiną, reikia nusiplauti. Čia neįmanoma rasti plovyklas, tai jaučiu Varšuvai, gal rasime nusiplausim. Nes per langus nieka nesimato šuninius, visi apduje. O čia plovyklų esam tokį skylį, kur nėra. O tai mes tavo į Varšuvą važiuojam? No. O ko? Tai turgu. Taigi suki, nespėsim užsidaras. Tai iki 4 rodo. Ai, tai nebe iki pusė 4? Ne. Ir nebe iki pusė 5? Ne. Aha. Iki 4. Aha. Kiniečių turgų rodo būsim pusė 3, tai užsidarys 4. Nu gal šis dalyks pasiseks, nors vieną kartą kažkas gal pasiseks. Pažiūrėt, kas ten gera, nes kažką pirkti pas mum nėra vietos. Bet pažiūrėt, ką kiniečiai pardaviniai. Tai va, kaip Lenkija atskiria autobanus. Va su tokia milžiniška siena. Ką manai apie tai? Labai gerai. Garsą, pavyzdžiui, net nesigirška, va čia dabar yra autobanskai važiuoji, nesigirška nei fūrų, nei mašinų. Plius taršos nėra tiek daug. O Lietuvai iš vis nėra autobanų. Ten ne autobanai, ten žvyrkeliai autostrados. Tik prie pat išvažiavimą į autobaną atradau plovyklą. O čia ir policajus. O čia policajus kažką purta galingai. Bet aš į plovyklą, tas policajus manęs nemata. Dziękujem bardzo. Kolega, praleido mane kažkoks koleganskas. Čia ką žinia, kortelė, čia turėsi eiti mane taisyti. Nežinau, bet kas čia tipo duonas?
Duonos snacks boksas. Žiūrėk rimtai. Žiūrėkit, kaip gali duoną susipirkti. Čia visokių bulkučių. Žiūrėk, matai, ten krosanai tokie ilgi da. Nu, čia kaip batonų taromats. Ne taromats, paštomats, batonų. Duono kepalų taromatas. Čia kažkam idėja, kas Lietui esat. Lietui ten ir batonų taromatų, paštomatų. Čia jaučiu tik zlotais galima, o aš zlotų neturiu. Ne, jaučiu kortelę irgi galima. Tai pažįsim, ar kortelę galima. Ja, galima kortelę. Nu tai teks palaut, kol visi nusimuzos tą mašiną, nes aš irgi noriu nusimuzoti. Bedrionka va šalia. Nes va, kokia purvinuma. Bais. Langai visi apšikti, va, pažiūrėkite Betos langą. Apšikti, va. Čia tas taromats batona. Šiaip gali gerai. Nereik niekam sėdėti duoniniai. Sumeti čia viską. Ir visi duona. Da čia jaučiu šildą. Kažkas yra va iš viršus. Čia gali būti kas šilda. Ta batonas nesušaltų, nes laukia tai nėra šilta. Ledinę batoną gal nieks nepirks. A tik ką čia dabar reiškia? Splukivanija, voškavanija, micija šiotka. Šit jaučiu. Šiaip net nežinome, kurią čia salę eiti. Oh my God. Bet čia, kaip suprantu, visokių pakabukų salė. Nueinam. Va jau. Termosai visokie. Gertuvės. Čimodanai jaučias biški kaip Turkijai. Bet čia kiek uždaryta, daug uždaryta. Tai jau užsidariniai viskas. Bet iš tikrųjų biški jaučias kaip turkai. Tiek, kad čia viduj vaikštam. Va, žaislų kiek, visokio. O kur kainos? Čia jau čia turi klaust, ne? Čia jau čia turi klaust kainų. Namų kvapai dujos. Va, žiūrėk, yra tos feirė. Žiūrėk, maišai, va, frešis kvapuot. Kvapukam siūsti. Kiek viens kainuoja? Nu jau, šitas. 15 pėm. Ai, čia tausi? 12 zlotų, kiek čia yra? 3 eurai. Tai va, reikia pasimti. 3 eurai šits pakis, bet į čia kortelę galima atsakyti vakamės. Tai paklausk. Can we pay by card here? Можно с картом? А никуда не можно? Только налички? Банкомат, просто и влево. Просто и лево? Gali paklausti, kiek čia dirbs laiką? На какой час работаете? Я 5 минут. Как? 5 минут. 10 минут? 5 минут? Успеем. Bankomatą reikia, mes neturim zloto, čia labiausiai visi grynais jam. Čia bėda turgus. Na, kur? Kur tas bankomatas? No. Bankomat, где? Bankomat. Bank. Nesuprant nieks. Nieks nesuprant jokią kalbą. Žiūrėk, kepurės po 3 eurus. Po 3 zlotus kepurės. Bėga. Tai kur tą banką rasti? Ką žinau? Kažkoks bankas. Tai ko? Čia toks bankas. Kaip čia įsitraukt man? A jest automat, bankomat? Z tej strony, na zewnątrz. Na ulicy? Okej. Dabar atsiminsi, kaip grįžti atgal. Imk. Ten buvo ir to slypi. 50 zlotų. Hello.
Važiuok, rankinis tas, ne? Jei čia galiu rasti aparatūros. Va, žiūrėk. Trikojais. 69 Irgi zlotai. užsukams. Na, kaip Kiek mes tas turim. yra kainuoja? Tai čia koks 15 eurų. 308 zlotų tokį kapsulę. Čia visokie šudeliakai. Gaisinė šlanga. Va, gaisinė šlangutė. Čia visko yra. Bet man vis tiek servetėlių reikia. Trelė. Dzień dobry. Aš tik ten mačiau. Va, su tokiu mums reiktų kepti. Dvigubą. Vieną Žiūrėk, kiek tas kiaušinienę, kainuoja, kur kitą į mes- sriubą. Žiūrėk, čia toks, o čia toks. Kiek čia zlotų? 400. Čia neaišku. Va, bet čia maži pakiai. Čia žiauriai maži. Ir dar rūžių kvapą. Ai, tai šitė. Didelė turi būti va toks, va, viens pakis. Reikia paklaus, gal turi didelių pakių. Hello, you have bigger packs? Побольше пакеты нету? Угу. Ясно. Спасибо. Сколько стоит один? Один сколько? 12 злотых. 12. 4 пакет за 50. Спасибо. A, tu panu daina. Спасибо. Kas šiai patinka, nežinau, bet sakė, labai gerai valo mašinos interjerą. Viską gerai valo, ne tik mašiną. Viską gerai valo. Tai 50 zlotų mes turėjom 12 eurų. Nu tai va, 12 eurų išleidom. Gal einam į banką dar nusimti. Tu nepamiršk, kad pas mums vietos nėra. Kvepalai. Bet čia grinai kaip Žiūrėk. turkiai irgi vaikštai iš paskos, kad žinai, nieką nepavogtum. Tai ant dūšės stovų. Man nepatinka prekytis, kai iš manęs galas stovų kažkas. Kas čia? 20 zlotų. O, šiek tiek kokia Čia visokia. burgeris kažkoks. Ha, kaip miela. 7 viename šampūnas, panašiai kaip aš kažką naudoju. Žiūrėk, o šitas 20 zlotų. Šampūnas, skaniai kaip. Neužuoju, nemoku atidaryti. Eina va čia, pažiūrėjau, čia kažkas panašus kaip senukai, lemoną. Eina, užmesim akį. Ai, čia. Čia lempos viena jau čia. Pala noriu pažiūrėti, kiek Aš irgi pažiūrėta noriu. lempa kainuoja kur. Alio. Žiūrėjau, LED stripai, va. Kiek LED stripai. Eiti, va, tau reikia stalui LED stripą. Ja, bet mes nebeturim zlotų. Vėlį bankomatą. Bet čia tik tais tas. Man reikia Kolonkės. su pulteliais. Įlei. Skaičiuofkės. Matot, va, žmogus Aišku. stovi žiūri. Tai kur čia dabar ta kavinė, kur labai skani yra? Kas čia? Čia irgi yra stripai. Žiūrėk, čia kiek auskarų. Žiūrėk, čia gali pasiimti krepšiuką ir tipo eiti rinktis. Vau. O, ne. Jo, čia Tai kiek jie kainuoja, tarkim? Čia dobrai. Krūta parduotuvė. 800. 800. Zlotų? Nežinau. Ai, ne, čia tik barkots. Čia gal po 10 zlotų, po eurą. Nemanau. Nebrangiau. English. You need No, help. we looking only. You looking. Sorry, we can't take photos. Okay. We can't? Yeah, sorry, we tell info, we can't. Sorry. We can't use take camera. Okay, sorry. Čia sakė, negalima filmuoti. Žinau, kodė. Gal ką pigių kainų neparodyti žmonėm. Nežinau. Tai beta, ten pažiūrėsiu, aš palauksiu kolidoriui. Nesuprantu, niekur kainų nesudėtų, tai kodėl aš visą laiką turiu klausti, kiek kainuoja Na, ką. tai čia labiau viskas yra nesąmonė. urmų, o ne Nu po tai vieną. gerai, Čia urmų pardavinėjai. kur pardavė, mums kokia buvo krūta. Aha. Tokie, O, žiūrėk, tas čia bebras, šitas, kaip tas. Čia kur tai patinka, kaip tai. Demino, čia meškiuks, gal demino nupirkti. Kėdę kažkas pririša, kad nieks nepavogtų. Pririša kėdę. Va, koldros, patlinės. Sur turi klausti, how much? Taki problem.
35 zlotai? Yes. 35. Aha. Kem 5? 35 zlotai. Tai 8 eurai kažkur. Kokie plėšiniai meškiukai dideli. Aha. Gražus. Jo, čia irgi pliškinių meškių krūjus. Žiūrėk, čia tie skalbikliai, kur Lietuvai. Gerai. Va, žieminės kepurės, pirštinės, va kokios. Nu visai čia faini, bet čia turi atvažiuoti nusiteikęs, vaikščioti ilgam ir po kiekvieną parduotuvę eit, klaus, kiek kainuoja, nes niekur nėra kainų sulipdyta. Ja. Bet mes atvažiavom čia todėl, kad mes norėjom tų slypį servetėlių nusipirkti. Kiek jas Lietuvoje kainuoja? 5 eurai. 5 eurai, čia nusipirkom po 2 eurus už pakį. 2,85 €. 2 eurus 85. Ir manau, kad kažkokią dieną, kažkada tai tikrai čia atvažiuosim pažiūrėti, kažką nusipirkti. Gaila, jau zlotų nebeturim. Noriu gerti, nebegaliu gerklę mano. Važiuojam dar į banką nusimti dar 24 zlotus. Nes pasims dar 2 pakius servetėlių. Langų skystis kiek kainuoja, ką žin? Rimtai, kiek langų skystis. Сколько стоит это? 12? Ja. Tai 2 eurai 8. Jo. Turi Bet mes 10. neturėsim. Palauk. Aš turiu 2 zlotus, tai 10 zlotų. 10. Ir daugiau nebeišeis dar 2 pakiai. Langų skysčių negalėjau nusipirkti, nes servetėlių reikia 3 pakių. 2 neužtenka. Palauk, čia 3 reikia. Tai liko be langų skysčių už 2 Čia eurus 8. mažiukai. Važiuosi purvino lango. Turi dar Ką turiu? skyščią. Neturiu. Matai, servetėlių tai gali. Bet ką langų skysčią man? Ne. Servetėlių reikia. Zlotų tik reikia servetėliam. Čia tų sandėlių milijonus. Dava Turecki market, Balkan market, Turkish markets, Balkanų markets. Čia visas rajonas kiniečių. Europin, centrum. Čia visur sandėliai. Pabandykim tiesiai pavažiuoti. Einu susimokėti. O kas čia per sandėlis, kur mes nebuvom? Matai, va čia, va, suki šalia. Neveik. Tas neveik. Bet čia va visą, šuns va vien, žiūrėk, naujo turkiški ten tie kebabai, picos, aš kaip tokią noriu maistelę. Tai va čia į kitą galą, va važiuoji vėl sandėlių milijardas. Čia kažkokia. Business center. BMW va kinietis kokį vairuoji. Na. Opa, čia veikia. Kas tas niečnyje? Tai gal nereikia, gal tiek ilgai nebuvom. Aš neveik irgi. Aš net neįkišu bilietėlę. Nu tai važiuojam prie to žmogaus. Не работает? O где? Внутри. Nieko nesupratau. Kažko. English. Не платит? Езжать? Tu šik, tai čia koks pasiklydęs. Езжать? A. Aha. Uždyka, nu tai jau būčiau išvažiavęs, ten prie pat buvau. Restoranas. Nu, einam žiūrėti Turecką. Čia va, tipo, turkiškus kebabus gal duos. Zdrasti. Iki 5 dar. Кушать? Там можно? Žiūrėk. Čia daug fainiau. Čia va, Pasižiūrėk, kokias pižamos gražumą. Ja, čia va rūbo. Pažiūrėk, Kaip ten kokias į viršų. pižamos. Man Čia kaip va. skaniai kvėpčia. Vau, kokios gražios. Va čia. Oi, tu čia kaip skaniai valgysim. Gerai, reikia rinktis. Ayran syrava, ayranuks. Šias minutų. Doner kebab. Kotlet. Aš jaučiu imsiu tą. Kokia? Ai va, čia. Čia sakė, turi rinktis. Šnicelį, žiūrėk, aš gal cibulėm arba šitą. Ayraną gal pasiemam. Ayranuką. Tu nori? Airaniuką. Ne, noriu. A tu imsi gerti?
Ja. Einu pažiūrėti servetėlių yra. Pamatė servetėlės. Net restorane pamatė servetėlės. 15. Kiek? 15. Bet tai gali pasimti, kur tos duotus dėsim. Ja. Aš vieną pasimti. Čia žiauriai didelis tas rajonas su turgaus, čia kosmosas yra. Kosmosas. Tai va, 8 eurai pica. 8 eurai pica, čia už abi? Už vieną. Už vieną eurą 8, už vieną pizzą 8 eurai. Pavalgysim ir važiuosim, nes mums dar yra 800 km iki namų. Iki Joniškio. Ir dar praneš lietų į lijundrą dabar. Lietų ir ledą. Tai žinot, kaip bus smagu važiuoti. Žiauriai. Pažiūrėti, kalbėti su ChatGPT apie servetėlės. Išein vėl apie servetėlės kalbėti. Nu, aš nežinau, nu džiaugias. Nu, jai nerūp jokia Lamborghini. Jai rūp, va, Smile servetėlės. Kitom tai Lamborghini ten. Čia Smile servetėlę nupirk, bus laiminga. Svajonių moteris, mano. Suđak? Ja. Spasiba. Spasiba. Oho, kokias didelės. Nu jo, didelės. Įskaniai atrodo. Aš padarysiu miksą. Tokį va miksanską. Man skaniausiai. Mes kažkada, kai buvom Italijai, pasiėmėm picos ar su ožkos sūrios, ten su kažkom irgi. Ir paprašiau kečupą, tai vos manęs neišvėjo iš restorano, kad aš paprašiau kečupą prie picos, nes ten tokių dalykų netoleruoju. Koks aštus padažas? 18 eurų sumokėta. Одну пачку, да. Škiuką man bačiu atsirišo. Palaikyk. Ai, taip neveršk. Varam dar greitai prie parduotuvės, nes tikrai skanėsta, man reikia dabar šokoladą žiauriai noriu ir tada susimatysim autobane kažkur, jau čia Lietuvoje būsim. Nu. Esat ragavę dzikų energetinį, dzikų energas. Prasidėt kamščiai, nes yra 5:30 vakarą, tai visi iš darbo mauna namo ir mes pakliuvom. Mes irgi maunam namo. Mes grįžom į Lietuvėlę, skliaustėlėse Šveicariją. Bet kokius 5 kilometrus, kokį 40 kilometrų prieš Lietuvą jau jutos, ką esam netoli Lietuvos, todėl, kad pradėjo snigt, minusas tik kyl. Tai dabar... Gali šitą sukišti į galą. Ja, tai dabar yra -5. Ir kaip jum, hebra? Vidurį gatvę stoviu. Toks kels. Realiai važiuoju ant sniegą. Na. Nu jaučias, kad grįžom į Lietuvą. Labai jaučias. Jeigu būtų galų varoma mašina, nieko nesakau, smagu būtų kelionė. Bet su golfu norėtos, ką kelininkai būtų nuvalę kelius. Bet kaip matau, žiemą užklupa netikėtai, ne? Čia jau mato senai nevalyti sniegs. Kai visada žiemą užklupa netikėtai. Baisus keliai. Nu, važiuojam. Betą moku pilt kurą. Numerių net nesimata. Imk vandenį, kolega. Kaip jau mano stiliuks. Grįžom į namus. Šalta, kai subiniai. Koks 10 šilumos. Pečiu dabar reiks kurenti kiaurą dieną. Nu, buvo kas pakūren. Tėvai kūrena per visą tą laiką, ko mes buvom išvažiavę, nes kitaip tai būtų visi vamzdžiai užšalę. Visi vamzdžiai. O jesu. O jesu. Giuseppe mano. Guten Tag. Guten Tag. Tai vat, o dabar baisiausia misija yra viską susinešti į namus, visą mašiną iškrauti, susitvarkyti, užšildyti, vidosą jums sueditinti, įkelti. Košmaras, bet ką darysim, reik dirbti. Tai eina mašiną įsikrauti, susijungiu kompą, užšildau namus ir einam žiūrėti vidosą, ane?
Nu ką, pradėsim dėliotis į vietą, ką galiu pasakyti. Aš nežinau, kaip čia tie galėjo tilpti į mūsų mažą golfiuką. Salė mano, visa apdulkėjus, dar ne jų pajudėjus net, o čia visas garderobs. Tvarkymą, visai greitai susisukom, skaitykit, dabar yra 5, pradėjom kokią 1, tai va 4 valandas, bet dar nebaigta, 8% kažkur. Tai šiam video bus tiek, mes jau eisim, aš eisiu editinti video, Beata čia dar pabaigs tvarkytis, ką reikia tvarkytis, patinės, plauti, keisti, žodžiu. Ir paspaus like, paspaus subscribe, jeigu patiks šis video, kažką pakomentuok ir susimatysim kitam klipe už kelių dienų. Čiau!